3 metų mergaitės mama rašo man, klausia patarimo, ką daryti. Jos vaikas jau lankė darželį ir jie 3 savaitės kaip yra pakeitę naują darželį ir dukra labai nenoriai rytais eina į darželį ir atsisveikina su mama. Tarsi atsiskyrimas nuo mamos jau įvykęs, vaikas yra motyvuotas ir ankstesniam darželyje mielai žaidė ir draugavo su kitais vaikais. Reiškia, jau turėtų norėti eiti į darželį. Tai truputėlį noriu pakomentuoti, kad vaiko adaptaciją sudaro ne tik tas toks skausmas nuo atsiskyrimo nuo mamos, bet ir tam tikras toksai stresas atsirandantis dėl vaiko disorientacijos. Dabar įsivaizduokite, jeigu jisai pakeičia vieną darželio grupę į kitą darželio grupę. Jam keičiasi viskas. Aplinka, žaislai, yra visiškai naujos auklėtos, svetimi žmonės, nauja grupė. Ir jeigu žiūrėti pagal vaiko tą tokią Maslow poreikių piramidę, ar ne, tai mes turim vaiką, kurio, žodžiu, saugumo visi poreikiai yra absoliučiam deficite. Ir jeigu, pavyzdžiui, aš suaugusiam žmogui papasakočiau, kaip čia bus toj naujoj grupiai, kokie yra skirtumai, tarkim, lyginant nuo senosios, tai suaugęs žmogus jau gebėtų įsivaizduoti ir kažkaip tam pasiruošti. Maži vaikai, jie visko mokosi bandymų klaidų keliu. Ir kai kažkelintą kartą, pavyzdžiui, vaiką pargražina prie stalo, jisai padaro jau savo tada išvadą, kad tai čia reiškia, reikia mum pavalgyti visiems kartu, susikibus už rankų, padėkoti už maistą ir tik tada jau aš galiu kilti nuo stalo. Ir taip jie visko mokosi, kas yra kitaip. Tai niekada nenuvertinkit to tokio vaiko disorientacijos ir streso ir įtampos, kurią jisai pajaučia pakeitus aplinką. Nes kiekviena nauja adaptacija tai reiškia, kad vaikui reikia susiorientuoti, kaip čia šitoje erdvėje yra, kokios šitos vidinės taisyklės, kokie čia ritualai ir kiekviena grupė, kiekviena klasė turi savo tą tokią, kaip ir kiekviena organizacija, turi savo atskirą vidinę kultūrą. Tada jau, kai jis truputėlį pradeda orientuotis, jam reikia užmegzti socialinius ryšius, priprasti prie tų auklėtojų, prie tų vaikų, susirasti savo vietą grupėje ir tik tai tada jo čakros atsidaro naujiem, žodžiu, horizontam, pažinimui ir toliau pasaulio tyrinėjimui ir jis iš tiesų tada jau džiaugiasi ir nori eiti į darželį ir į mokyklą. Tai va tiek dar, tęsiant adaptacijos temą.